Sveiki, su jumis JP Minecrafteris ir šiandieną mes apžvelgsime trečią mapą. Šitas mapas bus ne adventure, o ne parkūro, o grinai building. Šiandien mes apžvelgsime namelį medyje, o tiksliau didelį namą medyje, gigantiškame medyje, gigantiškas namas. Tai va, kažkas pastatė šitą medžią, šitą nemedį namą. Žodžiu, čia yra ne parodija, o perkūrimas iš PC į MCPE, iš Kerealis tokia statyti. Na, aš jo kanalą apžvalgą dariau. Tai šiaip namas neblogas, labai neblogas, daug darbo įdėta į jį. Tai aš nežinau, man jis patiko, aš buvau parsintęs kitą mapą, bet tenais nesąmonė buvo. Šitas man patiko iš pirmo žvilgsnio. Įsimylėjau šį, galim sakyti. Tai ką, pažiūrim, kas čia per namas, einam į vidų tą namą. Iškart pasakau, kad nuo šiol aš video užrekordinu, ištrinu garsą ir ant viršaus įrašau audio, nes labai girdisi spaudinėjimai, o taip geresnė garso kokybė. Tai va, čia fermos. Čia yra fermos. Taip, čia melionai auga, vienu žodžiu, taip toliau. Čia 3 išėjimai yra, vienas toksai. Čia pasiklys biškį manom, aš buvau pasiklydęs. Ir mes išeiname per šitą išėjimą. Per šoninį. Ir dabar čia vidurinis išėjimas. Taip, čia nieko nėra. Išeiname čia. Ir va, vėl išėjame. Šiaip taip padaryta. Šitame name aš, kai buvau parsijungtas, pirmą kartą, kai apžiūrinėjau namą, tai aš pasiklydau jame. Štai mano mėgstamiausia vieta, turbūt šitam name, tai šitas baseinas, kur baseino grindis, jeigu taip galima pasakyti, plytelės. Plytelės yra stiklas ir tenais į tas fermas gali pažiūrėti baseiną. O vandenį, tai prikolinį taip padaryta. Nežinau, namas, šitas medis su namu man patiko. Aš jau antrą kartą patiko, tai jeigu ne trečią sakau. Čia išėjimas, arba jo, čia išėjimas bus. Ne, čia išėjimas. Šiaip dar tikiuosi jums patiko anas video, vlogas antras. Šiaip jūs norite mapų tokių daugiau, tai spauskit like, komentuokit, prenumeruokit. Ir parašykite į komentarus, ką man filmuoti, adventure, parkour, va tokius mapus. Šiaip nufilmuosiu greitų metų, man atrodo, Hunger Games, arba šiaip serverį pažaisiu, nors gal netgi ne vienas, čia nieko neprognozuoju. Paskui dar filmuosiu vlogus. Na štai čia dar vienas kambarys. Televizorius yra. Ir čia, man atrodo, Minecraft'o bugas, arba čia sena versija pritaikyta, kai tokios wooden trap durai yra atsidarę ir jas bandai uždaryti, jie taip pasidaro. Tai čia jau ne mano kaltė, jeigu ką. Bet šiaip, jeigu nekreipti dėmesio, namas labai gerai pastatytas. Oi, aš čia nugriuvau, biškį driftą uždaviau. Šiaip tas detalės, visas tas dizainas namo toksai maloniai žiūris. Virtuvytė. Ir šiandien man dar patiko šitas kambarys, čia survival labai gerai. Tas kambariukas yra pačioj ten stiklas. Aš dabar dar užeisiu dar kartą, štai stiklas. Į laiptus stalas. Ten kur stalas ir kėdės, stalas tik iš labai aukštas, aš nežinau. Kitaip nepadarysiu matyti. Ir štai jau tenais prieš paskutinis aukštas, arba paskutinis ir paskui už stogas eina. Čia kaip veidrodėlis, kažkaip supratau, kad čia veidrodis. Taip, čia balkonas eilinis, antras nuotrauka. Aš neskaičiau vien žodžių. Šiaip, jau, nežinau, aš nesakysiu tą pačią, norėjau pasakyti, kad namas labai geras. Nežinau, 100 kartų patys sakau, nes nėra ką pasakydavau. Čia mėgamasis, čia išgriovau kažkaip stebuklingai trapdurus. Šiaip survival tokį namą parsisiųsti ir žaisti survivalą galima, nes jis ir buvo skirtas survival. Šiaip galite parsiųsti šitą mapą, siūskitės yra programėlė Maps for MCPE iš Google Play, parsisiunčiat tą programą ir paskui šitamais nefilmuojat, o parsisiunčiat mapus. Čia ližankė tokia, tas gultas. Čia ant stogo labai gražiai padaryta, lapaitė. Šiaip tai nežinau, mapas labai prikolinas. Ir šiaip parsiųskite, su draugais gali survival žaisti. Šitą mapą, įdomiau galbūt bus netgi.
Ir galim čia niekad, tiesiog, reikia čia jau išgyventi. O šiaip tai aš nežinau, ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit, subscribinkit, komentuokit ir iki naujų susitikimų. Iki.